2000 km Vytauto didžiojo keliais iš senųjų Trakų į Očikovą Ukrainoje nujoti užsibrėžę raiteliai turi naują pakeleivį. Alšėnuose, netoli Baltarusijos sienos su Lietuva, prie žygeivių prisidėjo valkataujantis šuo, kuris iš karto buvo pakrikštytas Alšiu. Naujasis žygeivių draugas akimirksniu perprato kelionės žirgais ypatumus. Jisai elgiasi visiškai kaip žirgas. Jeigu mes bėgam ryšiai, jisai ryšia, jeigu mes šoliuojam, jisai irgi šoliuoja. Vakar išgąsdino didžiulę karvių ir jautukų bandą ir tie jautukai jį puolė gainiotis ir jisai lakstė po visą žalias lankas, bet vėliau vėl prisijungė prie mūsų. Buvo ten banda telyčių, 2 piemenys ganė. Jis nubėgo ten, tos telyčios jį baisiai vijo, kokius 2 kilometrus. Jau galvojom, liks pas tos piemenys, po to jis apsisuko ir vis tiek prie mūsų prisijungė. Visą kelią bėgo ir kiek mes jojom, iki vidurnakčio jisai bėgo. Tarp kito mes jojom iki vidurnakčio. Ir atbėgo pas mus, gavo valgyti. Šiandien iš ryto taip visas 4 iškėlęs, nors kaustik. Mėgojo. Net vedė vienas kito rodėm, kaip jis gražiai mėgo, taip iškėlęs aukštienikas. Kasdien įveikęs numatytą maršrutą, Alšis su raiteliais grįžta į stovyklą ir gavęs paėsti krenta lyg negyvas. Kas rytą šuo net neraginamas prisideda prie išjojančių žygeivių. Su raiteliais ir jų žirgais Alšis taip susidraugavo, kad net puola juos ginti. Jojame per kaimus ir visokias tokias kaimo vietovės ir kiekvieno kiemo šuo. Klausyk, mane filmuoja, nestimrik. Šuo jaučia garbę ploti mūsų ir kartais nusivėja mūsų Alšį, tačiau jisai karžygiškai apsigina ir toliau joja su mumis. Čia buvo net labai įdomus atvejis. Jodami pamatėm irgi panašaus sudėjimo žirgą, kai kas sakė, kad jis net bus pakaitinis. Ir tas žirgas, kaip jau puolė prie mūsų prisijungti, tai mūsų Alšis jie plojo, kad tu ne mūsų komandos narys, pasitrauk, va čia mano komanda, o tu lik čionais. Šuniokas labai geras. Kai varom per kaimą, tai jis toks realis. Visiems velnių duoda, visus aploja ir jaučia didelę mūsų palaikymo jėgą. Nieko nebėja. Kai mes sakom, suim palka. Savas. Tai ar patinka, kad turi tą naują draugą? Labai. Kad tik jis būtų prie mūsų, tai ir arklius vakarė padės dabūti viską. Naujasis raitelių draugas atkaklus. Kasdien su jais nubėgdavo užsibrėžtą atstumą apie 100 kilometrų. Tačiau jojant į didesnius miestus, Alšis sodinamas į automobilį, kad nepakliūtų po ratais. Kas vakarą žygeiviams grįžus į stovyklą, su jais parlėkė ir Alšis, o po vakarienę šunį apžiūri su raiteliais keliaujantis veterinaras. Prie netikėtai prisidėjusio draugiško palydovo raiteliai tai priprato, kad jau svarsto galimybę sutvarkyti dokumentus, kad Alšis galėtų drauge kirsti Baltarusijos Ukrainos sieną, o paskui būtų parvežtas ir į Lietuvą. Žygeivių stovykloje net užvirė diskusijos, kam atiteks Alšis, jei šuo atlaikys visą kelionę iki Juodosios jūros. Reporterė Eglė Šilinskaitė, Baltarusija.